Žodžiu, čia yra tragedija. Aš kaip suprantu, vaiką kankinimą toliau tęs. Esmė tokia. Vaikas po to pagrobimą, bija naktim atsibundu, sapnuoju košmarus, taip toliau. Manęs ištisai ieška, kai gydytojas skambina ir kai buvo padėję ją matę, kai vaikas atsibudo, nepamatė manęs, kai aš virtuvėj ten nusistovėjau. Ir klykiai ir naktį atsibundu ir nori pas mane į lovą, ištisai manęs va. Ir žodžiu, jis nenori būti svetimai vietai, jis nenori būti svetimai žmonėm ir taip toliau. Da pabūt biški tai dzin, bet tai iš vis svetimoj vietoj. Nekalbu apie neurologiją, kai jam triukšmo negalis, daug mieg, epilepsija, tie vaistai jo visi, epilepsijos, kurie priepolių suvalda, yra labai migdantis, slopinantis ir taip toliau. Visi medikai žino ir taip toliau. Esmė tokia, kadangi vaikų teisės policija ir visi kiti mane atakavo ištisai, neleido nieką daryti ir tvarkytis, ištisai važinė ir dabar policija atakuoja, aš sergu, vaik serg, pas daktarę konsultavomės, pirmadienį apsilankims. Ir žodžiu temperatūras, koronas ir žodžiu policininkė, kadangi aš 10 dieną pildžiau pareiškimą, mane vakar grobė dėl to pareiškimo prokuratūrai, o dėl tų vagysčių pareiškimą šiandien atakavo ir įsintė šaukimą, kad aš turiu nueiti rytoj 10 rytą į ligoninį. Policija. Negana to, kad vaik serga, aš sergu. Ir taip toliau, aš dabar turiu 10 rytą eiti. Žodžiu, čia yra terors ir smurts ir aš neturiu žodžio. Ir čia už tai, ką apskundžiu prokuratūrai jų veiksmus, jų atakas. Tai jie toliau atakuoja. Toliau skundai parašyti, bet esmė netame. Fakts toks, kad vaiks negali į tą mokyklą. Taip. Jisai bijo svetimų vietų, nekalba apie poilsį, triukšmą negali būti, pavojingi kiti vaikai, nes jis nemoka apsiginti, jam įtampos negali, yra režims palyji, kada jis nori miega ir nėra ten lovos, taip toliau. Nesvarbu ta lova. Esmė ta, kad jam reikia daug poilsio dėl epilepsijos, dėl tų epilepsijos stiprių vaistų, didelių dozių ir taip toliau. Ir priepolių pavojaus. Priepoliai ištinka labai retai, bet jie baigės reanimaciją ir pralydžiam. Taigi, siuntimai išrašyti, bet pas vaikų psichiatrą talonai yra gruodžio mėnesį. Vienintelį anksčiausią taloną radau Kaune. Ta pačią dieną, kaip važiavam, pasakiau, į akių klinikas, tai privačiai 75 eurų, iš kurios paimti nežinia. Toliau, tą pačią dieną 27, kaip pasakys, yra talons ten. Daugiau talonų arčiau nėra. 27 ir tai toli. Pala, čia pas neurologą, jo. Ir dėl to paties reikia pas psichiatrą ir pas neurologą. Dėl to namų mokymą. Psichiatras. Toj, pažiūrėsiu. Žodžiu, 27 neurologs, kaip ir akių, bet afidėjai 27,5 eurą, kiek ten. Ir žodžiu, pas psichiatrą iš vis nėra talonų, gruodžio gali ir taip toliau. O vaikui dabar verčia eiti tą mokyklą ir jam dabar baisu, ir jam dabar jį negali stresą. Nekalbu apie jo epilepsiją, apie jo dozes, apie jo poilsį. Būtina epileptikui. Ir patirtą stresą, pagrobimą, išplėšimą, kai 7 beveik metus buvo ištisai prie motinos ir jos nematė tiek laiką ir buvo su svetimai žmonėm. Ir dabar naktim sapnuoju košmarus, dieną sapnuoju košmarus, atsibund sapnuoju, manęs nerand, isterija ištinka, aš turiu su juo būt. Dabar ką tik tas pats buvo, atsibuda, aš turiu jį pasimti. Tai žodžiu, tik 27 dieną arčiausiai talons, to privačioje fidėjai pas tą neurologę gerą, kur Šiauliuose irgi būn. Bet irgi privačiai, žodžiu. Ir 27, kaip pasakysi, Kauno klinikas, kaip tik yra ten 5 valandą. O pas psichiatrą, kiek ieškojau privačiai, ar kaip dar neradau vieną vietą, kur skambisiu rytą privačiai, galbūt po Nevėžį, nes irgi talonų nėra, yra tik pas kažkokią šlikštynę, kur, jo atsiliepimai parašti žiaurus. Bet ir tai pas ją nėra tų talonų, žodžiu, pas ją privačiai irgi, bet pas ją atsiliepimai žiaurus. Ir žodžiu, be šitų vizitų mes negalim gauti namų mokymą. Man nieka, aš taip noriu įsiaiškinti nuo pat pradžio, aš dar Šiauliuose, dar rugpjūčio mėnesį tai aiškinus, bet nieks man nesuteikė informacijos ir nesuteikė nieką kaip daryti. Aš nesuprantu, kodėl šeimos daktarė irgi nepasakė tada, kai dar buvom 26 spalio ar 27, kada mes buvom prieš Kauną ir nepasakė šitų žingsnių, aš galbūt jau gavus tos talonus. Ir dabar, aš nežinau, rankas surištas, vaikų teisės terrorizuoja, socialiniai terrorizuoja, visi terrorizuoja. Ir vaiką tipo prievartą grūsti tą mokymo įstaigą, kai jis bijo būti be manęs, kai jis traumuots, yra to pagrobimai, išplėšimai ir taip toliau. Nekalba apie epilepsiją, poilsį ir taip toliau. Eidanai. Vaiką kankinims. Ir dabar surištas rankas. Apie finansus aš nešneku.
kaip buvau apšmeižta ir taip toliau, ir man reikėjo pinigų tokiem dalykam ir privatiem. Taigi teismo nutartį ir aiškiai parašyta, vaikui priklauso į namus visi ten tie terapijas, kur skiriama, irgi šeimos daktarė turi skirti. Aš pamiršau jai pasakyti, va pirmadienį turėjome apie tai vėl pašnekėti. Ir dabar, tai privačiais, aš iš vis neturiu žodžių. Dabar žodžių baisiausia yra, kad vers eiti tą mokyklą, kai vaiks ištiks priepuolis, ištiks panika, nežinau, kuom baigsis. Ir ką tokių situacijų daryti, kas nors turi minčių. Ir nekalba apie tai, ką man 10 ryto tipo reikia su šaukimu įti policiją dėl mano pareiškimą, kurį rašiau lapkričio 10 ir iki tol aš laukiu vis policijos. Jie atvažiavo dėl iš vis pareiškimo prokuratūrai ant policijos ir mane terrorizuoju toliau policija. Mes su vaiku sergam temperatūrą žodžiu, pirmadienį pas daktarę šeimos dėl tų sirgimų ir taip toliau. Jeigu kas nors, ką nors suprato, aš neįsivaizduoju, ką daryti. Aš neįsivaizduoju ir viską vienai reikia daryti ir da visi puldiniai ir sako, kaip tu nespėjai dulkinius valyti. Ai, apie tai, kad šeimininkas tipo norės, kad aš įsikraustyčiau, vat, kokie man kraustymai, su kur man gyventi, kaip man ieškoti iš vis kažko, kaip man kažką daryti. Aš taip 3 mėnesius ieškau ir čia radau ir taip įsikūriau ir kraustymas iš tokių vaikų ligonių sunkus. Ir nekalba apie tokius visokius man vizitai, man mokyklas, man vaiką vaistai, man viskas, vaikų rūpintis, taip toliau ir dabar, kaip man to butą ieškoti. Nu, iš vis ir viską vieną darau, visi puldiniai ir dar turiu pasakyti, ką aš nespėju, ko aš nespėju. Aš dabar temperatūrą ir viską, vaikui viską darau ir taip toliau šiandien nesiskundžiu, aš tik konstatuoju faktus. Ir dabar iš vis neaišku, ką daryti. Eidenai, ką daryti? Viską vis laik dariau tik dėl vaiką. Tik dėl vaiką. Ir dabar vėl užspista į kampą, pagalbas nėra, išeičių nėra, noriu vaiką apsaugot, jį traumuos ten nuvežus, jis iškart, kits dalyks iškart susirgo, iškart pasigavo koroną, iškart buvo ligoninė. Tai kas dabar bus? Kaip mes viską padarysim, kaip mums gyventi, kaip mums iš vis įdėti priekį, jeigu ištisai bus ligoniniai. Ir nekalba apie tai, kai jis bijo būt be manęs. Ir da be manęs da ekstra atveju gali pabūti, kai man kur reikia išeiti su kažkokia padėjėja ar kažkokia auklė. Bet tai vienas dalyks, kiek viskas kainuoja šiaip tos padėjėjas, kainuoja čekis išrašyts, aš parodysiu. Ir kits dalyks, jis namie to įstaigui, ten triukšmas, vaikai, taigi triukšmas, savaime aišku, jam reikia jo, kai jis nori klausos muzikos, kai jis nori žiūri televizorių, kai jis nori mieg, viskas būna išjungta. Tyliai įsijungtas, relaks ir lapšinės. Jam reikia daug poilsio, kiek jis valandų per dieną mieg dėl to, kad jam epilepsija, dėl to, kad jis geria 3 stiprius epilepsijos vaistus, nes kitaip bus priepuoliai ir pralyžius visiškas. Ir žodžiu, rankas surištas, aš nežinau, ką daryti. Ką daryti? Ką daryti, eisim praustis, eisim maudytis. Norėjau vis laik tik apsaugot vaiką ir vaikui, kuo geriau buvau apšmeižta, sutrypta vaikui, vaiks pagrobs išplėšt, bet neteisė, tai teismas įrodė. Nukankina, sutrumavo vaiką mane ir dabar vėl užpisti į kampą. Jokios realios pagalbos, jokių sprendimų, tik teroras iš visur, iš policijos, taip toliau, už tai, ką jos apskundžiu, už tai, ką jie vaiką pagrobė be reikalą, nes orderis buvo neteisėts. Panevėžio teismas rodė ir ką tokiu atveju daryti, kaip vaiką apsaugot nuo tų kankinimų. Aš tai norėjau jam tik geriau, kad jam nebūtų priepuolių, nebūtų pralyžiaus. Vaiks taip pasigavo su manim namie, kaip buvo sublogęs tam darželį Šiauliuose. Visi matė, kaip jis buvo ligoninėje, kaip jis buvo sublogęs po darželį ir kaip dabar. Aš neįsivaizduoju, kaip žmonėm paaiškinti, kas mums gali padėti, padėkit kas nors.